Kylam į kalniuką. Ten pakalnė. Čia va žmonės gyvena vidury kalniuką, da. Gatvė yra. Gerkis matosi. Raimondėlį kažkur palikom. Sėtis. Čia iš galo vaizdelis. O čia iš priekio. Dar galima keltis į pačią viršūnę link antenos. Bet dar biškį ankstoka. Nuo tokia kalna. Teks jau mažesnė. Pradžia padaryta. Dabar tik reikia nusileisti antrą kartą. Parsileidęs kokią 8-9 kartą. Dar negriuvom šiandien dienai. Labai daug vaikų šiandien. Valandą ramiai šliaužiojom. Dabar daugiau pionierių prisirinko maželiukų. Tai juos, kaip man, reikia labai saugoti. Nes pats dar dorai nemoku čiuožti. Bet nieka. Geriau nebūna. Čia šalimais dar viena trasa eina, bet jinai labai staiga. Tai nuo jos mums dar ankstoka kojas išsisukinėt. Varysim ant nuo šitas, nuo vidurio kalno. Realiai apie kilometrą kažkur tais. Na va. Nu taip ir važiuojam, bet taip mamos mokina vaikus arba tėveliai mokina vaikus čiuožti nuo kalniukų. Aš tai, pavyzdžiui, taip nemokyčiau, nes yra mokytojai. Važiuojam jau 3 minutės. Raimondėlį kažkur pametėm. Čia vėl prisistabdėm į kalniuką. Nu ir dabar jau eisim. Va dabar chebrytė. Ir nuo čia prasideda greitis.